This interview is part of the History Heard project. The content of this interview may be used for historical research. However, no part of the video itself may be reproduced without the written express permission of an authorized representative of History Heard. Today is July 15th, 2010 at 11:10 a.m. This is an interview with Lithuanian poet Justinas Marcinkevičius in Vilnius, Lithuania. He was born on March 10, 1930 in Prienai, Lithuania. Na vat ir jinai ta išrinkta aukščiausioji taryba balsų dauguma 1990 metais kovo 11 dieną taigi paskelbė atkurianti Lietuvos valstybę. Tai reiškia, grįžo trumpam, labai trumpam, keliom valandom grįžo prie pirmosios Lietuvos nepriklausomos valstybės konstitucijos. Tai yra pasirėmė kelias valandas tą konstituciją, nes tada tarybinė konstitucija remtis jinai negalėjo jau ir nebuvo įstatymo, kuriuo remiantis galima būtų paskelbti nepriklausomybę atkuriant. Be abejo, rėmėsi savo žmonių, tos aukščiausios tarybos deputatų balsais. Jų buvo dauguma ir jie tą įstatymą apie Lietuvos valstybės atkūrimą labai įtikinamai, galima sakyti, visų 100% laimėjo. Ir nuo čia prasidėjo Lietuvos valstybės nepriklausomybės antras periodas. Nereikia manyti, kad jis buvo rožėmis klotas. Kelias jos, ypač kadangi reikėjo keisti visas struktūras Lietuvos, visas valdymo struktūras. Aš jau nekalbu apie privačios nuosavybės grąžinimą. Kiek tai reikėjo atlikti, kokio visokio darbo reikėjo atlikti. Vienur tai pavyko geriau vienose sferose, kitur blogiau, kitur lygi šiol nesibaigia. Žemės grąžinimo procesas iki šiol dar nebaigtas. Nežinau, ar jis taip iš esmės sunkus, ar jam kas nors kliudo. Prasidėjo kova dėl tarybinės armijos išvedimo iš Lietuvos. Baigėsi palyginti be kraujo, lengvai, gan lengvai sakau. Paskui stojimas į euroatlantinės struktūras, vadinam, į NATO ir į Europos Sąjungą, nes buvo aišku, kad Lietuva viena, taip sakant, arba net ir su kitom Baltijos valstybėm, jinai niekada nebus saugi. Visada jai bus grėsmė. Jeigu ne iš vakarų, tai iš rytų visada būtinai. Arba ekonominė jos okupacija, arba politinė okupacija. Todėl buvo stengiamasi kuo greičiau surasti galimybę įstoti į vadinamas euroatlantinės organizacijas. Lietuva gan sėkmingai surado ir Europos Sąjungos narystę ir narystę NATO. Dalyvauja kairiuose ten ir mūsų kariai yra ir Afganistane, kaip NATO dalelė nedidelė, ir kituose regionuose, kur liejasi kraujas, o kur galbūt dar tik pasilies.
čia pasakius. Kaip žinot, nepriklausomybė pati savaime dar nesukuria nei duonos, nei kitokio gerbūvio. Ta turi atlikti žmogus. Vis tiek, kokia bebūtų santvarka, vis tiek pagrindinis kūrėjas yra žmogus. Ir jeigu šitą žmogų, taip pakenčiamom sąlygom apgaubsi jo buitį, tai yra darbo jam suteiksi, apmokėsi jį bent pakenčiamai. Gali būti, kad tas žmogus įsijungs į šitos naujos nepriklausomos Lietuvos statybą, kūrybą, kad jisai padės ir atneš daug kitiems. Šito dėja nepavyksta niekam iš karto pasiekti, nepavyko to pasiekti ir mūsų Respublikai.